Perskaitysiu situacijos aprašymą. Labas, Asta. Žiūrėjau video ir jis pasirodė tikras ir nuoširdus apie jūsų gyvenimo dugną. Šiuo metu esu tokioje situacijoje, tiksliai gal ne vienus metus, kad dažnai trūksta energijos. Savo veikloje plaukioju ir nesugebu išlaikyti finansų, nes neišlipu iš skolų. Plius dar visokios ne vienos skyrybos ir visi gyvenimo įvykiai tikrai yra sukėlę daug streso. Pastebėjau, kad per daug plaukioju gyvenime ir nerandu būdų, kaip įsižeminti. Daug mąstau, teisingiau galvoju minčių sukūriai, kurie blaško mane, visokios baimės ir taip toliau. Neramu ir dėl 2 vaikų, kuriais rūpinuosi tik aš, nes pati jaučiuosi kažkokia nestabili. Praeitą įvairių mokymų kursų, bandau užsiimti savo veiklą, bet dabar toks pastrigimas, kad atrodo neturiu jėgų net sukti idėjų ar veikti. Žodžiu, atrodo tiek daug gyvenime noriu, bet sunkiai man kažkaip tie norai įsigyvendina, nejaučiu savy to užtikrintumo. Norisi žemiškų, paprastų patarimų, kaip pagerinti savo gyvenimą ir nustot plaukioti. Taip nueinu į gamtą, kurioj ramiau pasivaikščioti, darau meditacijas, bet jos mane dar labiau išplukdo ir atrodo dar labiau plaukioju. Tikiu, rasi ką patarti. Nesitikiu stebuklingo atsakymo, tik jau nebežinau, ką daryti. Gal mesti veiklą ir įsidarbinti, kad gauti pastovias pajamas, o gal dirbti taikant discipliną. Jos man sunku laikytis daugelėje sričių. Ir po truputį diena iš dienos viskas susitvarkys. Pas mane labai aktyvus protas, atrodo, tiek daug visko žinau, bet gyvenimas rodo ir situacijos, kad tikrai žinių neužtenka. Ačiū už patarimą. Labai labai geras klausimas ir pasakysiu taip, žodžiu. Aš sukūriau ciklą 7 paskaitų kursą, 7 čakros, 7 gyvenimo sritis. Ir labai man, bet visą tai, ką tu kalbi, ir yra tai, ką aš kalbėjau kurse ir apskritai, ką aš kalbu. Tai, bet jau kalbant apie energetinius, jau dabar ne apie psichologiją, apie energetiką. Žmonės, kurie eina sąmoningumo keliu, nes labai panašu iš tavęs, kad tu medituoji, kursai visokie, tas, anas, ane, ir vaikštai po gamtą, ir man panašu, kad tu esi iš tų žmonių, kurie dalyvauja, kaip čia dabar tau pasakyti. Žodžiu, tavo energija ir taip galvoji jau yra, neramios mintis ten sukasi, viskas darosi, o tu savo energiją dar labiau iškeli į viršų visom tom meditacijom ir visa kuo. Bet visas tavo gyvenimas yra toks, koks jisai yra, nes, ir pati vardinai, kad įsižeminimo trūksta. Bet įsižeminimas tai yra įsikūnijimas, tai yra grįžimas į realią realybę, kuri vyksta dabar tavo kūnui. Ne tavo galvoj, kas darosi, o kas vyksta dabar tau po nosim. Dar kas gali tikti irgi iš to, ką aš esu sukūrusi 30 dienų ramybės. Tai irgi ten yra iš viso kiekvieną dieną 30 dienų aš atsiunčiau žinutes, kur ką daryti dabar, kad sugrįžti į dabar, bet šios dienos intenciją, kad dabar. Ir daug tokių žmonių yra nuplaukusių. Nes pas mus dabar pas mus gyvenimo stilius yra toks, kad pas mus didžioji gyvenimo dalis vyksta nerealiai realiame gyvenime, o iliuzinėme paraleliniai kažkokioj visatoj. Čia net nemistifikuojančiai aš kalbu, socialiniai tinklai. Kiek dabar mes, pavyzdžiui, bendraujame nerealiu metu, nerealiais būdais. Aš dabar sėdžiu savo namuose ir kadangi turiu laiko įrašinėju atsakymus, o tu peržiūrėsi šitą atsakymą iš viso irgi nežinau kada, nei kaip, nei kokiose aplinkybėse. Ir mūsų dabar bendravimas, tu man kažkada tai parašei, ne savo klausimą ir dabar nuplaukė, nutekėjo vanduo, laiko tekmė kažkokia nuėjo. Aš perskaičiau, tada dar prasidėjo kažkiek laiko, atsisėdau įrašinėti, vėl prasidėjo. Ir toks bendravimas, ir gyvenimo būdas, tai yra pas mus visus dominuojantis šiuo metu. Mes labai maža tik tai dalim gyvename realioje realybėje. Ir tikrai čia yra iš tikrųjų rimta problema, nes žmonės praranda ryšį su savim, praranda ryšį su realybė, praranda ryšį su gyvenimu, su viskuo. Toks atsitapatina nuo savęs. Žodžiu, čia yra ir psichologinės problemos, tame dalyke. Plius
Jeigu tavo darbas yra nu, nors kažkuria dalimi intelektualus ir tokių darbų yra didžioji dalis pas mus, tai vėlgi tu dirbi galvoj, tu darai kažką, tai gali visą dieną kažką daryti, bet akimis savo kūnų, fiziniais pojūčiais tu nematai, ko padarai. Nu, kaip palyginimui, ne? Pavyzdžiui, išravi lysvę nuo piktžolių ir tu matai tą savo darbą ir tu savo pojūčiais suvoki savo padarimą. Visą dieną sėdi prie kompiuterio ir tu nejauti, tu jautiesi pavargusi, bet tu nematai ir dėl to negali jausti pasitenkinimo tokio, nu kaip kad realiai fiziškai, kūniškai kažką padariusi. Tai va čia apie tą įsižeminimą, kaip tikrai daugelis nesupranta, ką reiškia įsižeminti. Įsižeminti tai nestovėti medį apsikabinus. Čia aš labai hiperbolizuotai kalbu, aišku. Ir aš bet sakau tai, ką aš irgi anksčiau galvojau, kad va čia yra įsižeminimas. Įsižeminimas tai yra meditacijos, įsižeminimas yra buvimas gamtoj. Neužtenka to didžiąją dalimi įsižeminti, įsikūnyti, to neužtenka. Ir iš tokių paprastų, prašai, paprastų patarimų, iš to paprastų patarimai, sportas, reguliariai sportuoti, prakaituoti. Sportuoti taip, kad tekėtų prakaitas, sportuoti taip, kad tu paskui kitą dieną jaustum savo raumenis, maitintis, tinkama mytyba, nes visi tie, kurie nuplaukia ir gyvena galvoj, valgo beleką, belekada, belekaip. Nevalgo, tai valgo, tai nevalgo, tai valgo ir dar jeigu pas tave disciplinos trūksta, tai greičiausiai tikrai irgi tas bus. O supranti, ką reiškia maistas? Jau pats maistas savaime jisai įžemina ir gražina atgal į kūną. Beje, to 30 dienų ramybės tame cikle yra netgi užduotis valgyti ir tik valgyti. Be telefonų, be nieko, be pokalbių, tikrai jausti kiekvieną kąsnį, kramtyti ir suvokti, ką aš darau dabar, kas dabar vyksta. Tai čia vienas iš tų dalykų, žodžiu, bet šiaip, grįžtu, ne pats valgymo procesas jau įžemina. Plius, kalbant visiškai fiziologiškai, tavo visai nervų sistemai reikia statybinių medžiagų. Kūnas tai yra biochemijos laboratorija, kuriai reikalingi ir plytos tą laboratoriją pastatyti, ir glaistas, kad tos plytos būtų susiklijavusios, ir tapetų reikia, ir cheminių visokių medžiagų, kad visi tie cheminiai procesai cheminiai laboratorijoje vyktų, ir darbuotojų reikia, kad darbuotojai būtų sveiki. Tai čia yra mikrobiomas, tie darbuotojai. Tai yra milijardai, trilijardai, labai daug tų bakterijų, kurios viską irgi labai daro, reguliuoja ir viską tvarko, žodžiu. Tai ar tavo bakterijos, tie tavo darbuotojai, ar jie pavalgė, ar jie yra išbadėję ir konclagerį gyvena. Nes, visa tai yra susiję ir čia kaip taisyklė, kuo žmogus daugiau galvoja, tuo jisai mažiau kūne ir tuo mažiau rūpinasi kūnu ir tuo mažiau kūnas veikia pagal tai, kaip jisai turėtų veikti. Ir tada, kai tavo visa neuronų, visa ta nervų sistema, neuronų jungtis visos yra sutrikusios, tada pas tave ir nevyksta tie procesai taip, kaip turi būti, neturi energijos, nuotaikos pakilimai, nuopoliai, neužtenka jėgų kažką daryti. Tai čia tiesiog grįžti į realų kūną, realiai. Plius, kalbant apie verslą, verslas tai yra tikrai sklando tokia, per mano 10 metų, aš šiaip net galvoju, kad galėtų būti viena iš idėjų, kuo aš galėčiau užsimti, be mentorystės programos, kurios metu aš mokau technikų, kurias aš sukūriau, irgi čia tas pats, kaip susitvarkyti su mintimis ir emocijomis, kad ne jos tave valdytų, o kad tu jas valdytum. Tai be asmeninės mentorystės programoje aš mokau labai konkrečių technikų, kaip tą padaryti. Bet dar galvoju, nes tikrai sutinku nemažai, netgi daug galėčiau pasakyti, daug tokių solo verslininkų, pas kuriuos yra bardakas. Gyvenime bardakas, versle bardakas. Ir toksai nusivylimas, energijos nėra. Kai energijos yra, tada puoli, darai. Iki tos akimirkos, kai paleidi ir viskas tada vėl pradeda virėti, arba energijos, arba persidirbi, nebeturi energijos ir tada vėl iš tuščia eiga darai. Žodžiu, nėra disciplinos. Tai ką aš noriu pasakyti, ką aš pastebiu, tų mažų verslų, solo verslų savininkai, ką jie daro, jie nesupranta, kad verslas nėra hobis. Čia yra tokia absoliučiai klaidinga nuostata, kuri sužlugdė daugiau verslų negu
kas nors ten infliacija, ten nežinau, krizė, kokia nors ekonominė. Bet šitą nuostatą sužlugdė daug daugiau verslų. Todėl, kad žmonės dažniausiai pradeda kurti savo verslą, nes yra nelaimingi samdomam darbe ir jie galvoja, vat sklando tokia idėja, kad tu turėk darbą, kaip čia, savo hobį paversk darbu ir tada nedirbsi nei vienos dienos. Ir nesąmonė. Arba dirbsi ištisai nuolatos, arba jeigu tai žiūrėsi kaip į hobį vis vieną, tai tavo ir verslas bus ne verslas, o hobis. Tada tau reikės dirbti kituose darbuose, kad verslą išlaikyti. Arba kažkokiais kitais būdais mainytis pinigų, kad galėtum verslą išlaikyti. Verslas tai yra disciplina, tai yra pragmatiškumas, praktiškumas. Tas pats įsižeminimas. Tu turi, kaip be disciplinos neįmanoma solo verslo turėti, neįmanoma. Tu turi turėti darbo valandas ir poilsio valandas. Tu turi planuoti savo darbus, tu turi planuoti savo komunikaciją socialiniuose tinkluose. Viskas turi būti suplanuota. Jokio skirtumo negali būti tarp samdomo darbo ir tarp savo asmeninio darbo. Ir kai žmogus labai sutapatina su saviverte tą savo veiklą, tada jisai per savo veiklą, per savo tą verslą bando gydyti savo savivertę arba savirealizaciją užsiiminėti. Ir verslas gali tau būti malonus, jisai gali būti fainas, jis turi būti fainas, jis turi būti tau fainas, jisai turi būti atitikti tavo asmenybę, tavo charakterį, tai turi būti veikla, kurioje tu save realizuoji. Taip, bet tai taip pat, tai yra pragmatiškumas, praktiškumas, racionalumas, apskaičiavimas, prioritizavimas, planavimas, disciplina, savidisciplina. Nes tu šiuo atveju esi samdomas darbuotojas, tik tai tu pati esi ir darbdavys, ir darbuotojas. Ir jeigu tu galvoji, kad kažkas bus kitaip, jeigu tu grįši į samdomą darbą, tai nebus kitaip. Tiesiog tu tada atsakomybę už tavo discipliną perduosi kitam ir tada bijosi, kad tave atleis iš darbo ir iš baimės darysi tai, ką reikia padaryti. Tai tai čia tu realiai viską pati pasirašai, ką tau reikia padaryti, tu viską pati pasirašai, savidisciplina, įsikūnimas, sugrįžimas atgal į kūną. Tai yra 2 dalykai, kurie tau tikrai padės. Tiesiog ir tas mintis susitvarkyti, minčių irgi ne, tai, kad tu irgi gerai pasakei, žinių neužtenka. Žinių neužtenka, todėl kad vien žinios savaime, jos vėl kelia visą energiją į viršų ir jinai čia vyksta sukūriai, bet nėra įsižeminimo. Įsižeminimas yra tik tai tada, kai tas žinias paverti kūnu. Kūnas, viskas, kas įkūnyta ir duoda sėkmę šiame kūniškame gyvenime. Bet tas įmaterinimas savo minčių, įmaterializavimas, nežinau, ne čia mano sugalvotas žodis, kad grįžti į materiją, nes tu nori, jeigu tu nori šitoj materijoje gerai gyventi, vadinasi, tu turi gyventi materijoje, o ne atitrūkti ir ten kabaldoti kažkur tai. Arba nusileisti, kažką padaryti, tada persidirbti, tada vėl išeiti, vėl nusileisti. Tai mano toks yra atsakymas tau, jeigu tu išgirdai kažką, ką tu gali panaudoti jau iš karto, tai ir super ir naudok. Jeigu išgirdai, ką galėtum panaudoti, bet jauti, kad pati savarankiškai nepanaudosi, vėl, nes aš suprantu, kad tikrai kursų daug nesilankiusi, kaip ir daugelis žmonių. Tai bet reikia mums, aš irgi, pavyzdžiui, tam, kad man būtų lengviau kažką daryti, kas man yra sunku, ką man sunku daryti, aš irgi ieškau kompanijos bendraminčių ar kažkokių įrankių, kurie man padės. Ta pati, savidisciplina toj pačioj mityboje, pavyzdžiui, aš vedu subalansuotos mitybos maratonas irgi ir buriu komandas ir vedu tos subalansuotos mitybos maratonas. Ne tik dėl to, kad man faina dalintis, bet tai yra įrankis ir man pačiai laikytis disciplinos, todėl kad aš irgi užsiveliu darbuose ir aš pamirštu tą mitybą ir aš atsibundu, kai jau plus 10 kg antsvoris, kai nėra energijos ir taip toliau. Tai žodžiu, man tai irgi būdas ir dalintis, bet taip pat ir pačiai palaikyti savo discipliną. Tai jie, tiesiog susirandi būdus, kurie tau tinkami. Ką aš pradėjau sakyti, kad
Jeigu tau rezonuoja, ką aš kalbu, tai ateik ir kartu padėsiu aš tau tvarkytis. Vat yra ir kursų, išbandyk kursus mano, nes jie yra pigesnis variantas. Brangesnis variantas, aišku, yra asmeninės mentorystės programa, nes mes jau ten asmeniškai su tavim dirbame ir moku konkrečių labai technikų. Pigesnis variantas yra kursai. Tai žodžiu, aš tikiuosi, kad galėjau tau padėti, ir tiem, kurie klausosi viso to, ką aš čia pasakoju, irgi, manau, gal bus naudinga.